Sveiki visi, šiandien laukiam svečių, šaldytuvas tuščias ir reikėjo greitai sugalvoti, ką nors kuom pavaišinti atvykstančius svečius, tai prisiminiau labai greitą morkinį pyragą, kurį ir jums šiandien parodysiu, kaip pasigaminti. Pyragui paruošti reikės visko po 2. 2 didelės morkos sutarkuotos per burokinę tarką, 2 kiaušiniai, 200 ml saulėgrąžų aliejaus, 200 g miltų, 200 g cukraus, pusę arbatinio šaukštelio meduolių prieskonių, 2 šaukšteliai kepimo miltelių, žiupsnio druskos ir arbatinį šaukštelį vanilės ekstrakto. Į dubenį dedu kiaušinius, cukrų ir pilu aliejų. Dabar gerai viską išplaksiu. Tai va, dabar į tą patį dubenį tiesiog persijuosiu miltus. Kepimo miltelius. Subersiu meduolių prieskonius. Ir įbersiu žiupsnį druskos. Dabar tokia mentele viską gerai išmaišysiu. Na ir dabar įpilsiu vanilės ekstrakto. Išmaišysiu. Ir dabar sudėsiu tarkuotas morkas. Ir gerai viską išmaišysiu. Štai va, pasiruošiau kekso formos kepimo skardą, įklojau kepimo popierium ir dabar sudėsiu pyrago tešlą į skardą. Morkinį pyragą kepsiu įkaitintoje orkaitėje 170 laipsnių temperatūroje, viršus apačia vėjelio funkcija ir kepsiu 1 valandą. Na ir kol pyragas kepa, pasiruošiu kremą. Čia turiu 150 g pilno riebumo kreminio sūrelio, 50 g kambario temperatūros sviesto, 50 g cukraus pudros ir 1 citriną. Reikės ir žievelės, ir sulčių. Į dubenį dedu kreminį sūrelį, kambario temperatūros sviestą, beriu cukraus pudrą, nutarkuoju pusę citrinos žievelės, ir įpilu citrinų sulčių. Čia naudoju visos vienos citrinos sultis. Na ir dabar viską gerai išmaišysiu. Štai va, ir kremas paruoštas, dabar jį įdėsiu į šaldytuvą truputį, kad apstingtų, o vos iškepus pyragui aš jį aptepsiu dar karštą. Štai va, ir morkų pyragas iškepė, gražiai apskrudo, tai belieka tik aptepti kremu. Štai va, koks gražuolis morkinis pyragas su citrininiu kremu, labai skaniai kvepia, labai laukiu, kada galėsiu pasidalinti su svečiais. Ir ką, o jums ačiū, kad žiūrėjot ir kaip visada receptą rasite video aprašyme. Iki kito karto. Ate.